Nu ką, turim tokį įdomų daiktą. 2 kWh, jei neklystu, nešiojama baterija. Taigi, ką jin gali atiduoti 220, tai 2 kW, tai ir batinuką galima užkaisti, kas čia 12 ampero. Nu, telefonai krauti tai kaip ir viskas, lemputė. Taip, kas įdomiausia, komplektą turim laidą iš 220. Tiesa, turi appsą, per kurį galima jį valdyti, gan neblogas. Toliau turim laidą pakrauti mašinui. Turim laidą soliarinį. Nu, čia perėjimai. Čia 4 moduliam. Tai pakrauti. Nu ir pats laidas į talpyklą. Kraunasi šičia. 220. Visa kita. Koks mūsų šiandien tikslas? Dabar yra pakrauta 66%. Tai pabandysim pajungti saulės modulius ir pakrauti iki 100. Pažiūrėsim, kiek pakraus. Ką, saulutės šviečia, saulės modulius pajungtas. Taigi, ką čia rodo? Krovimas vyksta 2,6 valandas. 2,5 valandos. Jeigu pajungęs dar kelias panelės, tai manau, kad krautų greičiau. Ką manau apie šį aparatą? Manau, kad vertas savo pinigų. Ir jeigu turit kažkur sodybą, dar kažkur, kur ten reikia tik šaldytuvą dar užmaitinti, tai manau, kuo puikiausiai veiktų. Ar kažkokiam bute, balkone pasistačius 2 modulius galėtų irgi generuoti. Įdomi kažkaip tai nukrito vatai, nors saulė yra. Nu, aišku, debesėlis užėjo. Tai va, tiek.